Trečias dalykas, padarė paimėsai, Klaudijos nesulaikė. Klaudija mane norėjo išprievartauti. Aš nieko nematau, ar jūs nieko nematot aplinkui tik vienas kitą. Aš per tave nieko daugiau nematau ir nieko nenoriu man. Dėl tavęs man visus vidurius paleido, supranti? O prie ko čia aš? But I gotta stay true. Mama's got me on my knees. I'm begging, please stop playing games. I don't know what it is, but you got me good, just like you knew you would. I don't know what you do, but you do it well. I'm on this fail. You got me begging you for mercy. Why won't you release me? You got me back. Ieva, kas čia vyksta? Tu žinai kiek valandų? Taip, žinau, kiek valandų. Taigi, blemba, tu miegot neduodi visam loftui. Nu dieve, o šiaip, Jonai, mandagumas reikalauja belstis. Kas dabar kalba apie mandagumą? Klausyk, 5:06 ryto, kai tu baladoji šiek tiek kokia, nežinau, kaliausi. Ar jūs suprantate? Alina, Nu ko šaukėt? ar tau galioja kažkoks tai laikas, klausyk? Ramybės, Jonai, poilsis. man vakare koncertas. Aš visą naktį negaliu užmigti. Klausyk, man su Alina į darbą. Supranti, kad mes jau... Dar truputį laiko ir nedainuot. Mes realiai kažką tai dirbam, kol tu čia fantazuoji savo muziką. Ar čia pas tave triukšmas ar dainos, čia visiems nusispjaudavo. Mes darbe per tave nekimarinsim, aišku. Jeigu savo hobį užsiminėjai, klausyk, pilną dieną turi laisvę. Ir užsiminėjai. Hebra, man koncertas, nu prašau. Ar ne, tai šok patalpų klausyk. Čia yra polisio kambarys ir gyvenamas, o ne kažkokia tai studija. Ką tu čia studiją įsirinkė koncertų? Nu dieve, Hebra, miega su muzika dažniausiai. Man pofik, tu supranti, tu turi laikytis taisyklių. Apsimuš kambarį kokiais kardonkiam, kad Gerai, eik garsai iš čia. izoliuotų. Eikit miegoti, eikit. O gal gali- Supratai? Supratau, eikit iš Gal čia. gali vieną kartą galvoti ne apie savo šikną? Viskas. Ką Eikit jūs čia, tave? Išgirsiu garsą, blemba. Negrasink čia man, gerai? Nes O tu vandens užsikišk papilsiu vieną lauk. kartą. Po ilgo laiko vėl turiu koncertą, tai puikiai galimybė man gerai pasirodyti. Ir aš jiems tikrai neleisiu trukdyti man repetuoti ir susikaupti. Ne, mane tikrai užknyso. Aš be bario pavargau jau aiškinti visiems, kad ryte reikia mėgoti. Ir atrodo, su vienu liktai įsiaiškinti, tai kitas vėl pradeda šūdą malti. Ir tai be galo, be krašto. Kiek galima? Kaip pasilinksminai? Nu ką, nesimato. Ką tu... Nu, ko tu ži- nebūk pikta. Aš tikrai daug galvojau, Alina. Nu ką tu galvoji? Prašau, atsiprašau, tikrai susifeilinau, kad pamiršau. Aš net su Gabrielium kalbėjau ir susipykom dėl tavęs. Nu aš kas, tikrai daug dėl manęs, galvojau. tai aš kalta ar ne, kad jūs susipykot? Ne, Ką tu vėl čia aš vėl svaigsti? netaip išsireiškiau, aš Ką atsiprašau. tu išsireiški, man visi tie nesąmonės seilės dėl Gabrielius, man va čia stovi, tu Aš supranti? viską suprantu, kaip galiu ištaisyti. Aš tikrai nuoširdžiai atsiprašau, aš pusę nakties nemiegau. Oi, nemiegoji, tu galėjai nuo mano galvos vieną kartą. Dėl tų savo seilių, dėl... Panas, nu, Tu a mėgoti nereikia, nu tai su Ieva kariaujam, dabar su jumis kariaujam. Labanak. Nu eikit mėgoti. Atsičiaukit, nu ką. Aš maniau, kad Alina per naktį viską pergalvos, apsiramins. Nu, man tiesiog gaila, kad jinai niekaip nesupranta, kad Gabrieliui reikėjo pagalbos, aš jam padėjau. Jeigu jai reikėtų pagalbos, aš lygiai taip pat viską meščiau ir padėčiau jai. O ko jinai tikėjosi? Kad viskas bus okei vien dėl to, kad jinai to nori? Vakar jinai vėl mane iškeitė į Gabrielių. Ir jinai tikriausiai vėl mane iškeis kiekvieną kartą, kai reikės rinktis tarp jo ir manęs. I say I'm too late. Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many dates. Kas ten? Alina, aš pakentiek, palauk, man vidurį susuko, supranti? Man irgi reikia, nu? Ne, palauk. Greičiau, aš
tikrai žiauriai reikia. Aš nieko nežinau, žinok, dėsiu tavo Gerai, kambarį. palauk, viskas. Kambarį nereikia. Užtenka čia tų bardakų. Turi užlėti. Aš atsiprašau, bet... Nusuk jį velnės, tatučio cheminį ginklą, nu man net akis išgraužė. Aš pats negaliu. Jei tas Aleksas. Kas tavo popai atsitiko? Kas mano popai atsitiko, man reikia atsigerti kažko tai. Atsigerti? Tai, man skrandis, man pilvas, viruoti. Kas užpakalį rodiklytis? Kas užpakalį rodiklytis, ne ta žodžia. Aleksas Padlenka man padarė, vakar buvau tūse. Tik jis tavo geriausias draugas. Tai va, kad geriausias draugas, žinai. Živilė, su Dagne, o tiksliau Dagne mėgsta šius padažus. Patieklus, aš užsisakiau pokazuką norėjau parodyti. Prisipakazukinau. Tu va dabar gerą pakazuką rodai. O, viruoti, tu pamatytum, mano sraigtelis jau visiškai sugedo. Klausyk, gal ten skylė pas tave? Nežinau. Bet tu ir pavarai klausyk. Aleksas pavaro. Iš viso, kur Aleksas? Jisai visą naktį nebuvo. Ne, nebuvo. Jisai specialiai man paliubom padarė tą. Maladėt vyras. Ką maladėt vyras? Jisai specialiai padarė, kad aš atsimazdinčiau ir jisai paimtų Dagnę. Čia senas spintas, žinok, tarp draugų. Nes senas spintas tarp draugų. Kambarį tik tušį! Tūti! Dabar ten savaitę neįsiu. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Tu man gali pasakyti, ką tu darai, kai to pilvas skauda? Man des tai nevalgyk, prašau piršto, ką? Skanus pirštas, taip? Teni. Guli čia kaip koks ligonis. Prikalystas, ne, tau pasišaipy tik tai, taip? Ačiū tau. Ką tau dar skauda pilvą? Ne, neskauda, pats nežinai, užpylėjai, specialiai tu viską dėl Dagnės padarai, ne? Tu šitą dėl padažą? Dėl padažo, dėl užpilo dvigubo. Taigi tu pats sakai, kad mėgsti aštriai. Aš tau aštriai ir daviau, dar gal nori atnešiu ugnies dar. Atneš, prikalystai, iš viso, kur tu čia visą naktį išliojasi? Tai va, pamini Dagnę, matau? Ne, nepamenu, aišku. Tai va, aš palydėjau ją iki namų. Ir? Ir iki lovas. Ir? Nok seninai tokia faina buvo, o sopatinys dar karštesnė. Dieve, kaip man... Ir kas buvo, nu? Kaip tai kas buvo? Ką aš galiu lovoj pas ją namuose daryt? Knygą apsikabinę skaitėm visą naktį. Aš tave užlūžiu. Kaip grįžti iš tūlo? Aš visą naktį nenulipau nuo tūliko, o šitas žvengia. Durnius. Nu jo, prieskonių šiek tiek gal padauginau. Bet iš tikrųjų prie ko čia aš? Pats vaikas valgė, ką norėjo, nieks nekišo. Galiu aš trumpam užėjti čia pintis išsivalyti? Gali, aš jau žuotas. Ačiū. Iš kur parėjai? Iš Dagnės. Iš Dagnės. Tai buvo jau kažkas? Klausimas, aišku, kad buvo. Maladėt. Jo, žiauriai gerai, visą naktį darėmės. Jo, problema, žinokime, Tutis įsižeidė. Įsižeidė dėl to, kad jam patiko Dagnė ir jis visą vakarą bandė tai ją įrodinti, pildamas padažą ant savo maisto, karštą šitą aštrų padažą. Ir, tipo, koks jis vyriškas, koks jisai mačio, žinai, kaip meksikietis to. Man blogelis, blema, jis galėtų kiberą susivežti tą padažą, nieko nesitikti. Taigi, ne jo skonė yra. Nieko ten tarp jų nebūtų. Bet žinai, vis tiek man jo gaila, bet jinai pati lindo. Sprati, pati lindo ir ką aš nepaimsiu jos. Tokie gražykį. Taigi sunku atsispirti, blema, toks užpakaliukas, šviesus plaukai. Ir apskritai, žinai, blondinės tokias karštas. Tai jau... Nieko nuostabaus. Laura. Labas rytas, mes kaip tik apie tai šnekėjome. Ai, apie mane. Tai dabar nuo šiol aš jau ir šviesi, ar ne, patapau. Labą dieną. Tai labai įdomu, pono Gabrieliaus skonis, sužinot moterų atžvilgių. Ką, blondinės veža, taip? Žiauriai nepasisekė tau, nes, ne, kaip čia aš... Tamsi, taip, tamsoka. Prie ko čia tu mailės? Tai visas veža, koks skirtumas? Taigi, visas veža, visas. Nesidalina, nesišneka. Kas čia nuostabaus? Ačiū tau, Gabrieliau. Žiauri faina. Nu, Laura, nu ką tu čia mailės dabar? Lyg tai čia kažkas buvo, pasidalinau patirtim ir tiek. Nu, ko jinai čia blemba kabinės nuolat?
Nu, užknyso mane tas jos pavydas. Jis yra dėl bet ko gali pavydėti. Mes su Gabrielium kiek daugiau nei savaitę, jis jau kaip šneka apie kitas panas. Jo, kas jam ten šviesus plaukai labai tiko, kas užpakaliukas, blondinės patinka. Jo, aš durna, nes aš nepagalvoju, juk su Živilė kiek laiko prasitampė. Man iš vis pikta daros ant jo, kad jis nieko kito nemato, tik išvaizdą. Ar tai yra pasaulyje svarbiausia? Šitam gyvenime, man atrodo, šitie rūbai čia. Šiam gyvenime ir virtuvė pati nesusitvarkys. Davai aš čia išdžiausiu, biškai, man atrodo, kad ne. Kiek savaičių jau šitas stovi čia? Davai, čia mes įsėdam. Palauk. Kas yra? Išsiplauni pirmą šitą. Ne, man reikia naujo, aš varau, supranti? Neturiu laiko. Išsiplauni pirmą šitą. Ne, aš jo neplausiu dabar, nes aš dabar neturiu tam laiko, Alina. O tu galvoji, tu viena dirbi? Aš nežinau, kas tau čia dabar, kad susipikai su Laura dabar ant manęs įsiliesi, ar kaip čia? Paklausyk tu manęs. Egoistė. Aš, Alina. Paimi ir išsiplauni. Nu, Dieve, jeigu tu taip nori, kad šitas pudukas būtų išplautas, tai nueik ir išplauk. Gerai, Aš neturiu laiko, ar tu supranti? Mergos, nusiraminu. Jeigu tu taip ir toliau darysi, tu lėksi iš šito lofto ir dainuosi po tiltu. Ir galėsi būti žvaigždė tilto. Alina. Alina, man šiandien yra koncertas, Dieve, prašau. Man dzin, O koks kad tau koncertas? koncertas. Koks koncertas? Koncertas šiandien vakare, prašom ateiti visi. Tu dabar negausi naujo podelio, kol neišsiplausi iš šito. Ar tau, princesė, aišku? Išsiplausiu, kada nors tą padelį, nu. Kelintą valandą koncertas? Dar patikslinsiu vėliau. Vakare kažkada. Okei. Bet būtų smagu, kad podelius išsiplautum prieš einant. Aš šitos varškės podelio neplausiu. Neplauk. Turi biškai išmokti savarankiškai gyventi. O čia bus man. O Dieve, žvaigždė atsirado sudegusio teatro. Visi čia atseit tarnais turi jai būt. Aš jau jai tarnaitė nebūsiu. Taigi čia natūralu, kai gyvena tiek daug skirtingų žmonių, 7 žmonės vienom lofte, nu plus Aleksas 8. Tai čia trintis labai natūralu. F trinties lygų P plus Aleksas. Tai tylėsim visą laiką. Laura. Nelies. Nu kaip... Kam tu taip užsipuoliai? Aš iš vis Kam net taip nebeturiu reikėjo? tau ką pasakyti, nes jau atsibodo tas pats per tą patį, ką tu šneki. Ką, užpakaliukas gražus, kas šviesios patinka, taip tau nepasisekė, ne? Kas, Živilė patinka, Dagnė, kas? Tau daros, nori, eik, būk, blemba. Ar tu nesupranti, kad bet kuriai moteriai nepatiktų girdėti, kaip jos vyras taip šneka, nemanai? Nemanau. Aš visų pirma nežinojau, kad tu ten būsi. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, man patinka daug moterų, bet aš esu su tavim. Tai viską keičia. Taigi mes natūraliai dalinamės. Vyrai šneka, kas jiems patinka, mašinos, moteris, sportas. Lygiai taip pat ir moteris šneka apie kosmetiką, dar kažką. Jūs irgi galite sakyti, o, man patinka Davidas Beckhamas, dar kažką. Nu, čia viskas natūralu. Nematau dėl ko pykti. Aš esu su tavim. Aš gyriuosi ir kitiems, kad tu man patinki. Ir jiems sakau, kokias mano tavo geras savybės. Aleksas pasigyrė savo, aš, kitiems gyriuosi tavim. Viskas labai natūralu, Zuiki, taigi aš tave myliu, tu pati žinai. Žinau, kad tu esi pavydi. Bet mes tai ištversim, viskas gerai. Argi ne, Laura. Katinėlį man. Juodvarnį mano. Kaip aš tave myliu, juk tu pati žinai. Taigi nebūčiau čia dabar su tavim. Ne. Šypsais, va. Per pavydą, bet Žinai, taip šypsais. galvoju, man vyrai susikstefis patinka, bet, ir tu visai nieko. Aš sporto klube treneris. Bet tu man sakai, kad aš neturiu sixpacko? Sakai.
O ką, vakarė vyksta? Nešiu pas Živilę nuotraukas ją iš fotosesijos. Iš pas Živilę. Pažiūrėk, dar negyvena. Taip. Ar tu iš vis dabar supranti, apie ką mes ką tik šnekėjom? Nu taip, suprantu, būtent, tai mes išsiaiškinom. Ir tu vėl apsisukęs eini pažiūrėlę. O kas čia tokio? Tai... Lemba, Živilė tavo eks, kaip tu nesupranti ir jinai gyvena su Dagne, apie kurią tu šnekėjai užpakaliukas, gražus šviesus plaukai, kas Živilė irgi šviesi, žiūrėk, blondinės veža, taip, tai gal 3 pavarykit dar. Atrodo, viską išsiaiškinom, ne, iš naujo vėl tas pats. Nu, aš ją myliu, bet aš nežinau, kiek aš dar ištversiu šitas pavydo scenas. Vinguriuos, kas šviesia plaukės, abidvi šviesia plaukės veža, cool, žiauri jėga. Tai jo, gal varykit dar, kaip ten, svingerių vakarėlį padarykit. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you most of the night. Ko? Aš nesuprantu. Tipo, negalima tvarkytis kitą dieną. Aš dabar repetuoju, supranti, man reikia susikoncentruoti. Aš dainuoju sunkias dainas. Ir man reikia bent jau save girdėti, o ne kažkokį siurbliaužimą. O man, brangioji, reikia į darbą pas Joną. Aš skubu ir turiu baigti. Nu tai jau būtinai dabar, tai tiesiog dabar, vat, baig ir reikia darbą. Aš vienintelė rūpinosi, kad tu, princesė, gyventum nešūdę. Nu tai, dieve, nereikia perdėti su to švara, tipo. Aš bent grafiko laikausi skirtingai negu tu. Nu, okei, vieną dieną nesusitvarkiau, kas čia dabar, pasaulis sugriuvo, ar kaip? Oi, ką tu čia vaidini iš vis? Tau visą kitą rūpi, tik tai ne namai. Tai kraustykis į Holivudą, ko čia sėdi, ką? Kas nepatinka? Daug kas nepatinka. Tu tokiam pačiam šūdė, brangioji, kaip ir mes visi. Ir baigši ką, vieną dieną. Tau gal pertraukt biškį per ego su siurbliu. Galėsi pertraukti. Po šito koncerto ir apskritai, kai pasieksiu, ko nors tikrai krausiuosi iš čia. Leis mane į kamarį, gerai? Nu ir pūsk, valink. Oi. Nu, aš nesuprantu, ką Alina iš tikrųjų nesuvokia, jog man reikia repetuoti. Jinai ką, kitą dieną negali to kambario įsisirpti. Apskritai, visi čia mažiau kaip kiaulės gyventų, mažiau ir tvarkytis reikėtų. Nuo šių metų atsirado nauja žvaigždžių rūšis, kurios gali gyventi apsišikusios. Nerealu. Gabrieliau, žiūrėjau, džiaugiuosi, kad atnešė šitą paveikslą. Dabar galvoju, kur čia kabinti. Va, gal čia? Kaip tu manai? Tokios yra vietos? Taip, tu jogi ne. Nu, duok man, reikia pasižiūrėti. Nu, palauk, taigi jisai nelengvas nėra. Duok, aš stipri moteris. Nu, aš matau, kad tu stipri moteris. Žiūrėt, sėsk tu. O, gerai. Dabar moteris kals vyrį, pažiūrėsim. Nu, čia gerai? Tai tu turi nuspręsti. Kaip tau sekasi darbo paieška? Ai, nežiūrėk. Čia visokių žiūri yra. Niekas čia nesiseka. Nerandu aš nieko. Dag, nežiūrėk, ar gerai mes čia kabinsim paveikslą. Nu, man nesvarbu, žinok. Bet visai aš manau, kad čia gerai tik. Jo. Nu, vėliau kada pasikabinsim. Klausyk šitą žvilę nematė, mano juodą lemanuko. Juodas? Jo. Man atrodo, kad skalbinių dėžiai dar mėtusi. Fak, aš vėl neišskalbiau. Smagu, kad taip gerai sutarėt su kambario. Jo, mes gerai sutaram. Tu geriau sakyk, kaip tu su Laura sutarė ir nori kavos? Jo, ne, man arbatas. Gerai. Su Laura tai, žinok, nu, bet gerai, tai faina, kad bent su tavim galiu pasikalbėti. Ai, nu ką čia kalbėti daugiau? Viskas aišku ir taip. Savo panai niekada nesakai, ką galvoja apie kitas panas. O jeigu paklausia, meluoji. Nes jeigu pasakysi tiesą, bus va taip pat kaip
Tučiai su Migle iš karto futbolinis. Laura, tai jinai man nuo pat pradžių pavydėjo ir šiaip blogai sutarėm, tai bet dėl to aš jau nesuku galvos. O su Gabrielium tai labai džiaugiuosi, kad mes ir toliau bendraujam ir dabar esam tikri draugai, tai yra geriausia, kas tarp mūsų gali būti. Man svarbi jinai. Ir ačiū, kad pasirūpinai ją, kad priglaudai, kad sušildai. Va, draugelis, korešas. Tai labas, Dagnė. Tai aišku, kad atsimenu. Va, nafik, pasiim, gali gyvent, kur tu nori, supranti, man... Va, tu jau įsisėdė, va čia, draugas. Gabrieliau, žiūrėjau, džiaugiuosi, kad atnešė šitą paveikslą. Dabar galvoju, kur čia kabinti. Va, gal čia? Kaip tu manai? Tokios yra vietos? Taip, kodėlgi ne? Nu, duok man reikia pasižiūrėti. Duok, aš stipri moteris. Nu, aš matau, kad tu stipri moteris. Bet sėsk tu. O, nu, gerai. Dabar moteris kals vyrį, pažiūrėsi. Nu, čia gerai? Tai tu turi nuspręsti. Kaip tau sekasi darbo paieška? Ai, nežiūrėk. Čia visokių žiūri yra. Niekas čia nesiseka. Nerandu aš nieko. Hei. Tak, nežiūrėk, ar gerai mes čia kabinsim paveikslą. Nu, man nesvarbu, žinok. Bet visai aš manau, kad čia gerai tik. Jo. Nu, vėliau kada pasikabinsim. Klausyk šitą žvilę nematė, mano juodą lemanuko. Juodas tu? Jo. Man atrodo, kad skalbinių dėžiai dar mėtusi. Fak, aš vėl neišskalbiau. Smagu, kad taip gerai sutarėt su kambarioku. Jo, mes gerai sutaram. Tu geriau sakyk, kaip tu su Laura sutarė ir nori kavos? Jo, ne, man arbatas. Gerai. Su Laura tai, žinok, jeigu atvirai, tai faina, kad bent su tavim galiu pasikalbėti. Ai, nu ką čia kalbėti daugiau? Viskas aišku ir taip. Savo panai niekada nesakai, ką galvoja apie kitas panas. O jeigu paklausia, meluoji. Nes jeigu pasakysi tiesą, bus va taip pat kaip Tučiai su Migle, iš karto futbolinis. Laura, tai jinai man nuo pat pradžių pavydėjo ir šiaip blogai sutarėm, tai bet dėl to aš jau nesuku galvos. O su Gabrielium tai labai džiaugiuosi, kad mes ir toliau bendraujam ir dabar esam tikri draugai, tai yra geriausia, kas tarp mūsų gali būti. Tai tu nori, kad jinai nieko nesakytų. Aš tai žinau, visai suprantu Laurą. Nes esmė tame, kad moteris, jinai nori būti vienintelė, nepakartojama, tobula. Ir jinai net nenori galvoti... Jūs nesiklausot, ką mes sakome. Jinai net nenori galvoti, kad tu dar matai ir kitas. Tai atrodo, kad tu matai ją vienintelę ir viskas iš kitos planetos gal, jis tunnel vision kažkoks, jūs nematot, kas dedasi aplinkui. Ne aš apie ją kalbėjau, jisai. Aš tiesiog apskritai kalbėjau, kad, nu, jeigu gražios panos, tu esi vienišas, kodėlgi nepanu. Bet gal jinai netaip išgirdo, ar... Nu, tai va, tai nesiniai užsipuolė be reikalo. Ar aš kaltas, kad užsipuolė be reikalo? Bet tu turi žinoti vieną dalyką. Su savo moterim apie kitas moteris kalbėti negalim. Gerai, savo moterim. Įvarų darbas. Nu, čia. Nu, iš ties... Atsiprašyk, tu jos vis... Gal reikėtų man juos atsiprašyti. Ok, klausyk. Aš tau dar žinai, ką tau galiu papasakoti. Galiu papasakoti iš tikrųjų, kokia yra moterų logika. Ne, apie logiką stop. Žiūrėk, bus šiandien koncas Javos, norėtum atvaryti? Javos? Jo, koncertuoja Javos, solo koncertas. Taip. Nu geras, nu šiaip džiaugiuosi, wow. Šaunuolė jinai yra, bet, nu juk tu žinai, kad mes blogai sutarėm. Tai nieko tokio, tai ir tiek, kas šito. Nu, nežinau. Sakai, reikėtų. Taip, aišku, kodėlgi ne. Nu, aš pagalvosiu. Pagalvok. Gerai, užteks dabar. Cheers. Man plaktuką, cheers. O kur plaktukas? Nėra, nu lemą, palikom. Žinok, vyro logika yra kitokia. Vyrai kala viską su plaktuku, o ne su ranka. Aš tvoje atnešiu, Nu tai- nelauk. Ok, aš įsimatuosiu. Nu, čiuka, ko tu dabar spiriuosi? Kas tau atsitiko? Nu, man pilvas skauda, tu dabar spiriuosi. Tu mane nori panervuoti, ne specialiai. Nu, einam ten. O ko tau čia reikia? Opa, koks tu draugas, aфиgenas. Ar tik tai ne tokie patys, ne? Aš pats žinau, kokių man vaistų reikia. Ačiū, kad rūpinėsi, brolau. Taip, aš rūpinuosi, o ko tu varai ant manęs, ko tu kaip su šiukšlė elgiesi? Ką aš žinau, kad tau Dagnė tokia svarbi buvo? Taip. Man svarbi jinai. Ir ačiū, kad pasirūpinai ją, kad priglaudai, kad sušildai. Va, draugelis, korešas. Ko tu taip varai, nu blin senė, taigi, karočią, aš negaliu dabar žinot kiekvienos mergos, kuri tau patiks. Negaliu. Nu ką, aš dabar dar su kita susitiksiu irgi sakysi, kad šitavo. Tu gimė šitą Miglę buvai įsimylėjęs. Buvau. Svaigai, jo, aš iš kur galėjau žinot, kad tau tam ta Dagnė patinka. Tai,
Tu man dabar žiūri į akis ir aiškini, iš kur aš galėjau žinot, pats kaip su savo Agne draugavai. Tai tridaliuoju, negaliu, oi myliu, oi negaliu, oi noriu susigražinti. O prisiskyrė 5 minutės jau lygiai pas kitas bobas. Ką dabar man aiškini? Aš buvau tikrai labai įsimylėjęs, čia buvo ilgi santykiai. Aš irgi buvau įsimylėjęs. Ir buvau, ir viskas, o dabar Dagnė. Aš tik tai atsiprašyti galiu, senė, atleisk, aš tikrai nenorėjau. Pas mane čia tik pripichončikas, vienas kartas buvo, nieko man nereiškia. Jie irgi nieko nereiškia. Tu dar turi šansą. Tu turi šansą. Turiu. Savo šansą, jo išnaudok. Na? O taip, senė. O irgi nes bus bėda. Tu ką, tu nori man? Ne, kelnes pridarysiu. Gerai, einu aš dabar, žinok, seniai, pravedinsiu kiaulę ir pats prasivedinsiu. Nenervuok tu manęs dar, prašau. Čiuka, einam. Čiuka, einam. Einam. Jei tik tai Aleksas kaip ir žadėjo, jisai patrauks savo nagučius nuo Dagnės, aš turėsiu dar vieną progą, jau 100%. Ir kai man praeis visas blogumas pilve, aš jau iškart ruošiu pasimatymą kartu su ją. Jeigu jis atliks. Bet tą pusę važiuoji, tu čia. Tu visą mašiną suvaidinti, tu net pusę važiuoji ir yra posūkio, šiek reikia pristabdyti. Aš važiuoju per kiemus, va, stebėk, matai? Aš visus žmonės apdužysi tą mašiną ir iš viso net nepasieksi. Nepasieksi. Nepasieksi, nei tu tikslo pasieksi, nei tu taškus. Už tai tavo mašiną sudaužysiu. Oi, tu tik kur tu važiuoji? Kas yra? Mano eilė, mano žaidimas. Nu tai kas yra? Tu, Aleksai, šis nešnekės. Aleksai, telefonas tavo. Girdėjai? Telefonas. Jo. Palauk. Įsuk į kelią, bet. Ir nei pakito važiuoji. Tai labas, Dagnė. Tai aišku, kad atsimenu. O ką? Galėčiau. Jo, bet aš tau paskambinsiu pats, pasakysiu kada. Gerai? Žiūrėk, man gražu. Na, kas skambina? Nieko, mamašas skambina. Nieko, koks tau skirtumas iš tas, tik tai paklausiu, kas skambina? Nu taigi, tu pats mane iš ten išvarėjai, tai aš ir išėjau. Tu nusiramink, viskas ok, gerai, pasakai, mama skambino ir viskas, kokios problemos dar čia. Jo. Nenoriu įskaudinti Tučio, bet aišku, kad Dagniai patikau. Ir tikrai nesiūsiu nafikios dėl to, kad Tučiui tai nepatinka. Dagnė yra žiauriai figena pana, labai graži. Ir aišku, kad jeigu jinai nori, tai tikrai atvarysiu. Gerai praleidai laiką pas Živilį ir Dagnę? Laurutė. Aš ne Laurutė. Laura. Supras teisingai. Aš, žinau, tikrai blogai pasielgiau, kad iš karto nubėgau pas Živilę dėl to, kai mes susipykom, bet, supras, mane tikrai labai bėsina, kai tu drįsti abejot mūsų jausmais. Kai tu drįsti abejot manim. Taigi mes taip puikiai sutarėm, viskas gražu. Ar ne? Atsiprašai? Taip, atsiprašau. Jeigu atsiprašai, tada atleidži. Kaip čia susivokiai, ar kas padėjo? Taip, man padėjo. Mes patys vyrai nesuprantam. Tai vyrai Mums reikia moters proto. Tai kas padėjo? Dar pasakyk, kad Živilė. Tu žiaurus, Gabrieliau. Vyrai, jūs esat skistalai, tai dar visiems pasakok apie mūsų santykius, ką? Apie mūsų problemas, tai dar papasakok apie mūsų intimų gyvenimą, apie mūsų lovą. Ką mes veikiam, kam? Tu gal pamiršai, kad Živilė tavo buvo seks? Kas tau daros, Gabrieliau, tu kažkoks nesusibokė? Tavo pusė, Laura, nusiramink. Jinai tavo pusė, jinai tave palaiko, jinai man ir liepia taip pas tave. Atsiprašau, bet čia yra išėjimas, jūs čia nepageidavimas, viso gero. Dabar taip. Gerai.
Eina šiek, nu ką aš vėl blogą padariau. Pasėmiau laisvą dieną, kad pabūt su Laura, nuoširdžiai su ja pasikalbėti. Atėjau, pradėjau kalbinti, o jinai iškart pradėjo mane kaltinti. Va, nafik, pasiim, gali gyventi, kur tu nori, supranti, man... Va, tu jau įsisėdi, va čia, draugas. Ir iš vis geriau mums pabūt dabar atskirai. Jisai mane išmetė nuo Lagnės. O Jonas neleidžia svetainį mėgoti. Tai kur man dabar nakvoti? Garsiau truputėlį, ką? Tai ką, brolytė? A? Nieko man neturi pasakyti. Ką? Kur tu mano Ką? telefoną laikai? Su mamytė šneki, taip? O to kur ausiesi mano telefonė? Aš nesirausiu, jis gulėjo ant mano lovos, supranti, padėtas. Ir ką tu man kas? žiūri į akis ir meluoji, tu nesibaidyk, aš nieko nedarau. Tu, blim, tu mane gazini. Tu mane nervuoji, tu irgi mane gąsdini savo melagystėm, tu makarončikas, tu draugas esi. Taip, aš draugas, ką tu nori? Jinai paskambino, norėjo susitikti, nu ir ką? Ir jinai norėjo, jinai pati lypo ant manęs. Jinai pati lypo, ar ne, nu ką tu man sakei prieš ją laiko, dabar kai mes buvom laukia, pasakei, viskas, pasiim tavo, tu man atsiprašinėjai, o dabar Jinai kol kas šliauka man spjauni į veidą. Jinai nori su manim susitikti, nes Nori, jinai norėjo su manim susitikti. Nenorėjo. Jeigu tu man nebūtum padaręs padlenkės, neužpyręs nesubirės man sveikatos, aš vos nemiriau per tą visą naktį. Ir jinai būtų mano, Tu pats norėjai pasirodyti mačą ir pats pylėjai tą padažą. Aš pyliau tą padažą. Aš čia ne prie ko. Tu gali pasiimti savo smirdą. Ką tu darai? Mano kamariu, ką darai? Čia mano batai. Tai va būtent jie smirda. Kaip ir tu smirda. Tavo kiaulė nesmirda, jo? Pasiim, va nafik, pasiim, gali gyventi kur tu nori, supranti, man, va, tu jau įsisėdi, va čia, draugas. Draugas. Tu man irgi draugas. Kaip su merga gyvent, mėto drabužius. Čia beje tavo yra, nu tavo kiaulės. Ačiū. Kiaulės. Gali su savo Ir smirdas pala, čia dar mano batai yra. Labai Batai. gerai, valink, viso gero. Kas jis per draugas? Iš pradžių ateina, įsiteikia, meluoja akis ir paskui kabina mano mergas. Man tai jau tikrai atsibodo tutis. Knysas į mano telefonę, mėto drabužius iš kambario, su kitom panom neleidžia susitikti. Mes ką santykiuose? Ir dar ta Dagnė, blin, jinai tikrai yra ne jo lygio. O pačiam jam nedaeina. Man pofik. Dievšint jos kersą ir tik lainas. Žinok, nepateksi ten mūsų princas. Alina? Jeva ten sėdi? Aha. Jeva ten tu? Taip, Ką ten darai? Greičiau leidži. ruošiuosi, nu ką? O tai kitiem nereikia ruoštis? Man labiau reikia. Blemba, taigi atrodo, į tavo koncertą ruošiamės eiti. Iš pradžių tutis. Ar jau nebereikia žiūrovų? Oi, visą dieną, žinok, šiandien sklaidosi ta Ieva jau bloga. Man toks jausmas, kad jis specialiai sėdi. Pala, bet mes pasidarėm grafiką kažkada vonios. Vanios? Ai, tas grafikas nevėlio neveikia. Pažiūrėk, kiek loptai pas mus 7-8 žmonės, ten Aleksas atvažiuoja, nu vis tiek kas nors užlenda beilės. Nu, tas grafikas šunė nuo dėgos. O ne va specialiai dabar. Eisis Strutinas į koncą. A tu ką? Nagus lakavai čia? Nu, kas? Wow, tai kambarį negalėjai. Ne, negalėjau. Nu, aš tikiuosi, kad tavo šitą arogancinišką nuotaiką tokia vien tik dėl to, kad tu jaudinės dėl koncerto. Taip, Hebra, man... Taip nesuprasčiau. Suprantat, man koncertas, aš privalau atrodyti gražiai. Aš visą dieną repetavau, tikrai neturėjau laiko. Dabar užtrukau vonioj, gal būkit geri, nesiskūskite tiesiog. O tai tu galvojai, kad viena gyveni, ar ne? Aš negalvoju, kad viena gyvenu. Iš viso negalvoji, ne? Kažkokios gali būti privilegijos, kaip Ai, nu, talipėms. gerai, O tai ne. O tai smegenys atsijungia, ne? Kai dainuoji, tu nemastai. Tu nesupranti, ką reiškia. Man laisvas vakaras ir aš nenoriu klausyti jūsų peštinių, planas baigęs. Nes tau visiškai atjungia, tu Viskas laiko nėra. Žiūrėk, tik dėl Jono aš nekabinu tavo akių. Nehrina, tu ne dainininkė dar, supranti ir nusileidži. Eik, tu pati nusileisk truputėlį. Ta prasme, aš nesuprantu, ko jie nervinasi, juk turi visą vakarą pasiruošti, o ant scenos tai lipsiu aš turiu geriausiai atrodyti, aš turiu būti pati gražiausia. Iš vis geriau mums pabūt dabar atskirai. Jisai mane išmetė nuo Lagnės. O Jonas neleidžia svetainį mėgoti. Tai kur man dabar nakvoti? Tai negi čia, negi neturi kitų variantų, nežinau, draugai, mama, da.
Nu, mama, taigi matėjai mano mamą, jinai apšė yra smegenys man susuks, neįsivaizduoju, aš pasitikrai negrįšiu, ne, čia blogas variantas. Nu, bet čia tau ką geras variantas, šiandien tepalai visur, čia nėra vietos, čia ne koks hostelis, bet to Jonas supyks. Bet tai, tu žiūrėk, jeigu aš, pavyzdžiui, anksčiau atsikelsiu, susitvarkysiu vietą, jisai pagalvos, kad aš čia tiesiog anksčiau atėjau. Nesijaudink dėl šitą, aš susitvarkysiu. Nu, okei. Man negaila, tu gali čia likti, bet ant tavo atsakomybės, okei? Jo, nesijaudink. Tu atsakingas. Nu? Šitą, o gal tu žinai, tu varysi tą jaus tūsą, tą koncertą? Nevarys, jos skrandis jam patarė likt namie. Tai labai gerai, nes jeigu dabar mes susitiktume, aišku, jis geriausias mano draugas yra, bet mums reikia laiko. Jeigu dabar susitiktume, tai kažkas gautų į nosį. Paliubomu. O tu eisi? Ne. Nu, man jie važinai va čia vadakniso su tais savo ragais. Tai gal... Važdutė. Einam, žiūrėk, pamatys mūsų visus kartu ir galbūt, žinai, atsileis šiek tiek. Ir aš tau šiandien statau tada, gerai? Manau, tai bus geresnė. Oi, manai, kad nulips šitą nuo sosto. Jeva? Nu, naivus tu. Nu, bet gerai, okei, varau ne dėl jos, bet dėl jūsų. Paliubomu, dušotai. Gerai, davai, varom. Varom. Ačiū, Elinai. Džiaugiuosi, kad jinai nepasakys Jonui, nes aš jau girdžiu, kaip Jonas sako, čia tau ne viešbutis. Aš jau, kad ne viešbutis, bet kur man darai? O tai problema. Aleksas pabuvo su Tučiu ypatingančia mergina. Iš vis, jeigu Tučio būtų valia, tai Aleksas negalėtų lysti nei prie vienos merginos, kuri šypsosi Tučiui ir yra gražesnė už krokodilą. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is Laura? Ai, Gabrieliu, nu, aš nenoriu su tam kalbėtis, tikrai nebenoriu gadintis nuotaikos. Baig, Laura, sustok. Gabrieliu, nu nenoriu. Nu ką? Laurutė, man, nu nepyk. Nu kam tai? Ką, nu tai vėl atsiprašysi, ne, viskas bus gerai ir vėl apsisukęs, vėl darys Aš noriu tu nesąmonę. labai atvarai pasikalbėti, jokių pykčių. Nu ką Maža- tu man pasakysi? Nu? Ačiū labai, šaunuoli, išklausyk man. Jau matau šipsaisi, blemba velnios, tai esi. Ne velnias, paklausyk. Nu? Tu norėjai, kad aš būčiau su sixpacku, ne? Pažiūrėk, kaip aš per tavęs iki nuo pat rytos Jo. Tu tiek dėl manęs sportavai? Kam dar pakeis, sakyk? Palauk sekundę, aš sekundę palauk. Gerai, kad pavyko šiandien nuimti Lauros parkės. Nuo šiol aš būsiu atidesnis. Čia jūs panaitis Gabrielis? Taip. Laura, eina. Nu kaip tau sakai, šviesiaplaukės patinka? Aš galiu pasakyti, kažkoks tai visiškas savo mano dirtas, per blondinė. vaidmenų žaidimai jau ką, būtis atsibodo, viskas. Kai sulauksi 14, suprasi. Dabar kol kas reikia kambarį ir mėgoti. Smegenis supa iš viso jo. Okay. Vyniokis čia ir netrukdyk. Mano kambarį. Gerai, netrukdyk. Sakiau, porno man, kad nebūtų. Davai specialiai prie jos durų. Okay. Šitą šlykštynės ir aš nėmė. Aš noriu savo Laurą. Tai jau dabar juodaplaukės patinka, taip? Man visada patiko juodaplaukės. Aš jaučiu silpnybę, man linksta keliai. Klausyk, dabar mes esam kaip tobulas martini kokteilis, ne? Alyvuogė ir smeigtukas. Dabar aš būsiu tas sportiškas, tu būsi tas taruliukė. Okay? Ai! Aš pažadu daugiau Živilė nebepasakosiu apie mūdėvių santykius. Okay? Aš cirko prie savo kambario. Nu, Vyniok iš čia. Vyniokit iš čia, prašau. Okay? aš žinau, bet mes abudu šiandien perspaudėm, pripažįsti? Nu jo, nereikia. Ja, nu, bet aš irgi atsiprašau, faina, kad tu irgi stengiasi dėl manęs, bet ir aš pasitengsiu, žinai, taip karštai nebereaguoti į tą. Na ir Živilę, tavo sixpackas man bada. Tai ne sixpackas bada. Mano juodosis leopardų. Čita. Dydžiai studento, prašom muziką. Garsiau truputėlį, ką? Dar truputėlį. Aha, gerai. O dabar biškį
kaip aš jaučiuosi? Nu, tai aišku, kad aš jaudinuosi, čia yra natūralu. Visi atlikėjai taip jaučiasi prieš savo koncertus. Šitą priekinį monitorių truputėlį paversing, nes savęs nelabai girdžiu. Gerai, Katalina, neturiu laiko. Sėkmės. Aha. Ok, mes atėjom į jos koncą, jos palaikyt. Tai gal reikia pasisveikinti žmoniškai, o ne ignoruot. Karočiui, iš vis, dėl ko aš čia atėjau? Ko jinai čia purkštauja? Aš juk dabar nespausiu kiekvienam rankos dėl to, kad atėjo pas mane į koncertą. Girdi priekinį monitorių truputėlį. Supraskit, mergos, jei čia labai supranta, reikia pasiruošti, gal jaudinasi. Tai dėl jos atėjom, tai gal... Atsidūrė. Aleksas įkalbėjo. Nežinau, ar nebereikalo. Kur tai bus dabar? Parkuoja tačkę. Na, supratau. Na gerai. Žiūrim, kaip čia viskas užsibaigs. Norėsit gerti nors? Aš noriu. Norėsit? Jo. Dviguba stipraus. Na, įkrim nusipirkti. So lonely, Mr. Lonely. I have nobody to call my own girl. Can't believe I had a girl like you when I just let you walk right out of my life. After all I put you through, still stuck around to stay by my You wanna be on top? Wanna be on top? Sveiki visi! Kaip malonu, kad jūs čia susirinkote visi. Taigi, mano vardas yra Ieva ir aš šį vakarą jums padainuosiu ne savo kūrybos, bet labai gražias dainas. Tai tikiuosi, kad jūs pasitūsinsit. Ar jūs pasirašysite? Na jo, tai pradedam didžėjo muziką. Didžiai studento. Šitą dainą visi žino, tai dabar visi kartu jėdam. Užknistų balsą turi gerą. Ir nors tai ne mano stilius, bet užveža. Nors tai ne priežastis paskelbti. Blemba, dabar reikia audringai pasveikinti Ievą ir galėsim kartu atšvęsti jos tą sėkmę. Nu, Ieva nuolat užsiraunam kažkokių keistų fruktų. Ar nepasimokinai iš Leo dar? Nežinau, ar tas čiūvas kažką išmano apie muziką ar ne, bet man atrodo, kad jam labiau įdomesni jos papai negu balsas. Nu viskas, man nervai nelaiko. Tipo, vieną dainą sudainavo ir viskas, super žvaigždė, su produceriais trinasi, su draugai šampės išgert nelygis, ne?
Nu, okei, jeigu jinai taip aukštai kils, tai aš ją žemai nuleisiu. Man tai yra daug svarbiau negu maut šūdą su lofto hebra. Taip, jie mano draugai ir nori mane pasveikinti, bet jie galės pasveikinti bet kurią kitą dieną, o prodiuseris man už durų nepasirodys. Padėklų visą gyvenimą tikrai nenešiosiu. Žinoma, pas mus ateina labai daug mergaičių ir vaikino su tokiais pačiais balsais, ir gražiam išvaizdom ir to mažas draug popsą. Pasakai, nori su manim susitikti, normaliai, žmogiškai pašnekėti, o ką tu čia darai? Aiškini vėl. Jūs pas mus gal? Pas jūs?